Labas vakaras, mėly krepšinio sirgaliai, labas vakaras visiems. Žalgirio treniruočių centras jūsų ekranuose ir jame šį vakarą intriguojanti Urbo NKL akistata. Kauno Žalgiris 2 priima Vilkaviškio Perlas Gau komandą. Kuilanas dabar bando ieškoti pirmųjų. Į baudos aikštelę Jokūbas Rudaitis vėlgi puikiai išsilaiko. Įsibėgėti reikės, bet ne viskas yra matuojama, žinoma, tais statistiniais skaičiais ir rodikliais. Prieš Daubarį žaidžia nugarai krepšį Giedrius Stankevičius ir 2 kartus yra iš 39, dabar 25 iš 41 atkeliavo į 60 atkovotą puolime. Tiesa, tuos antruosius šansus. Tranzicinis puolimas, į kurį bėga Vilkaviškio ekipa. Kristupas Smirnovas ten iš... Grunkis nieko nelaukęs, atakuoja pats. Vilkaviškiečiai. Stankevičius gendofas su Titu Pažarausku. Kitas taškas skiria komandas. Dominykas Grunkis. Jo čia kabinimas ore į šalį. Grunkis. Šokdina Gezdina į baudos aikštelę ir puikus čia situacijos įvertinimas Žalgirio ekipoje. Žaidžia prieš Giedrius. Adamsonas greitoje atakoje vienas viską darė pats, o čia Mantvydas Žukauskas jau kitoje aikštės buvo žaidėjas, kuris minutės iki didžiosios pertraukos. Kajus Mikalauskas tynių eilės pastaruoju metu. O nuo lentos Džiurel Setterfieldo Perlas Gau gretose. Mantvydas Žukauskas nesutaktinės pražangos. Kuilanas po krepšių prieš Pirnovičio. Daug klaidinančių judesių. Titui Pažarauskui jo atiduoti ties perimetru nepavyko. Gedzdenas po krepšių. Čia Pažarauskas su kamuoliu. Yra erdvės Kuilanui ir ką kalbėjau. Gustas Kučinskas yra erdvės kamuolio išsimetimui ir nuo lentos Gau Giedrius Stankevičius tarsi gynėjas. Dabar išbėgęs perimetre meta tritaškį metimą, o čia 2 taškai su... Šokdina Majų Bulanovą. Tepas su Gustu Kučinsku. Kuilanas į baudos aikštelę. Daug erdvės jam. Ekstra perdavimas Giedrius. Tas pats pick and rollas bus bandomas žaisti. Grunkis priima sprendimą. Smirnovas prieš Adamsoną atakuoja ir pats bandyti atakuoti. Daubaris nuleidęs abi rankas ir čia blokų vaišina Mikalauskas prieš Geibą Kuilaną. Jo stepekas iš Perlas Gau komandos rankose. Teodoras Gezdinas prieš Majų Bulanovą. Žaidžia nugarai krepšį. Nepataiko pirmuoju bandymu, bet čia nėra pražangų. Gabrielis Kuilanas užstringa gynyboje, gauna bloką. Mantvydas Žukauskas turėjo puikią galimybę iškovoti pergalę. Tai yra viskas šiose rungtynėse. 71-70 Žalgirio antroji ekipa iškovoja 5. pergalę iš eilės.